Sveiki, mėlyje sėkmės pamokų blogo skaitytojai, su jumis vėl Jurijus Slavas. Mes tęsime mūsų rubriką efektyvios tinklinės rinkodaros verslo vystymo technikos. Ir trečioji iš 7 klaidų, kurią mes su jumis jau aptarėme, susijusi su tinklinė rinkodara, buvo nesilankymas renginiuose ir nesilankymas paskaitose ir mokymuose, kurias daro jūsų tinklinės rinkodaros kompanija. Ketvirtoji klaida, apie kurią norėčiau šiandien su jumis pakalbėti, yra susijusi su jūsų tikslais. Dėl ko tinklinės rinkodaros versle, ypač dažnai naujokams, bet nebūtinai ir jau žmonėms, kurie kažką yra tenais ilgesnį laiką veikiantis, pritrūksta jėgų, pritrūksta to tokios vidinės ugnelės pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Dažniausiai tai nutinka dėl to, kad tie tikslai nebūna juos motyvuojantis. Tie tikslai greičiausiai gali būti, kad yra net ne jų, o tiesiog iš išorės kažkieno padiktuoti. Būtent dėl tos priežasties labai svarbu suvokti, kokiegi tie jūsų tikslai yra ir kodėl jie jums reikalingi, kodėl jūs norite juos pasiekti. Tad be atsakymo savo į klausimą, kodėl, sunku įsivaizduoti, kaip jūs galėsite turėti pastoviai vidinį tam tikrą pakraunamą energijos šaltinį, kuris leistų jums pasiekti tų tikslų, kuriuos jūs norite pasiekti būtent tinklinės rinkodaros versle. Beje, tas aktualu ir ne tik tinklinė rinkodara. Aišku, bet kurioje veikloje dažnai su to susidarėme. Bet tinklinė rinkodarai tas yra ypač svarbu dėl to, kad būtent dėl nepakankamo informavimo ir to tokio kartais neigiamo visuomenės reakcijos poveikio žmonėms tos energijos pritrūksta gerokai greičiau. Tad jūs nemotyvuojantis tikslai gali būti nemotyvuojantis jūsų tiesiog dėl to, kad jie yra ne jūsų, arba jūs nežinote, nesuvokite, kodėl tas tikslas yra taip jums reikalingas. Juk jūs ateinate į tinklinę rinkodarą ne tam, kad tiesiog pabūt kažkur, pasižiūrėti, kaip kitiems žmonėms sekasi siekti jų tikslų, bet tam, kad siekti savo tikslų lygiai taip pat. Kažkam tai yra tam tikras pajamų lygis kitoks, kuris, aišku, greičiausiai nėra pats tikslas, bet pirminis tikslas gali atrodyti taip. Ir jeigu žmogus susimąsto apie tai, kasgi stovi už to pajamų lygio, ką jisai gali savo tada leisti, kaip pasikeis jo gyvenimas ir kodėl jam to reikia, galbūt dėl to, kad jisai nori užtikrinti ateitį savo vaikams ateityje geresnį. Galbūt dėl to, kad jisai nori padėti savo sergančiai mamai, sūnui arba dukrai ar kažkam, tai ko jisai dabar negali padaryti. Tuomet jo tikslas įgyja visiškai kitokią prasmę ir visiškai kitokią energiją savyje neša. Todėl mano patarimas, jeigu jūs šiuo metu jaučiate, kad atrodytų prarandate kažkur energiją ir nebenorite taip aktyviai judėti link savo tikslų tinklinės rinkodaros versle arba kokioje kitoje veikloje, kurioje esate, pabūkite su savim, apmąstydami atsakymą į klausimą, kodėl jūs esate toje veikloje ir ką jūs norite joje pasiekti ir kodėl jums to reikia. Tai tikrai duos jums pakankamai naujos energijos tam, kad judėtumėte į priekį vėl. Tai ketvirtasis žingsnis, kurį dažnai žmonės nedaro tinklinėje rinkodaroje, o koks yra penktasis, mes pakalbėsime su jumis ateityje mūsų rubrikoje efektyvios tinklinės rinkodaros verslo vystymo technikos. Su jumis buvo Jurijus Slavas, linkiu gero laiko, iki kitų kartų. Sėkmės!